tada iš to siūlo pradeda austi audinį. Bet ta žvaigždė užsižiebia tada, kada tu gimsti. Ir tu, būdamas atspindys to žvaigždė žemėje, verpi save. Kuri save? Pats. Kuri? Šitoj tikroviai save. Visokiausiais raštais. Ir dabar jeigu mes pasiimsime, gyvenime yra laikotarpis, kurio yra kažkas tai išausta, yra kažkas dabar audžiama ir dar kažkas tai bus audžiama. Tai, kas jau yra išausta, jau yra tavo dalis. Tai yra audeklo dalis. Tai jau yra tavo dalis ir tu ją dabar prisimeni, nes tai yra tavo praeitis. Praeitų likimą, tai kas liko dar. Žodis likimas yra nuo žodžio liko. Kai tu įjungi tą audeklą, tai jau tampa tavo dalimi. Todėl nei likimas, nei dalis. Ir čia ir gaunas tavo mano dalia, mano dalios ratas, mandala, mano dalia. Tai yra mūsų kalbos žodžiai. Vienas iš mažyčių galbūt kažkokių tai rašto dalių, kur užpildom savo gyvenimą. Ir vienas kito tampam dalim. Nebe likimų. O likimas mūsų laukia. Ir tas likimas yra ta ateitis, į kurią mes iš čia išeisim. Tai yra ta kasdienybė neįstovim. Kodėl čia protėviai kovojo? Tai labai tikėtina, kad tauta, kuri irgi yra kaip žmogus, kur mes kiekvienas esam tautos rūbė, tik tai siūlas. Nežiūrint, kad tas siūlas yra savotiškai irgi aut. Ir jeigu mes baigsimės, jeigu baigsis vaikai iš tikrųjų, tai baigsis ir Lietuva. Jeigu baigsis mintis apie ją, irgi jinai baigsis. Todėl vadinas, aš taip tikiuosi, padės tavo šviesą, ugnį pernešti kasdienybę. Kad toliau Lietuva, Žemaitija, kažkur išėjo. Į savo aplinką, į savo kasdienybę. Nes šventė yra tik tai nuo žodžio šventas, nuo žodžio šviesa. Ir jeigu nori pokyčio ir nesi to pokyčio, vadinasi, pokytis nevyksta. Jeigu nori šviesos ir nesi šviesa, vadinasi, šviesos nėra. Pradžia, ėjimo pradžia. Ir ženklas yra nuo žodžio žengti. Ženklas yra žengti. Tai vat šiandien darom apeigą kaip ženklą, kaip pirmą žingsnį į tą tikrovę, iš kurios mes kaip saulės spinduliai išeisim. Čia tik pabūnam, kasdienybė. Ir jeigu nebūsi to spindulių, nebus to šventos, šviesios kasdienybės. Tai va čia ir yra kūryba. Kūryba gyvenime. Ir šaltas maistas, bet jeigu yra kūryba, tai šiltas maistas. Tai šilta troba. O rūna tai irgi ženklas ir visa kita yra surišta. Ką yra kūnas, o rūna yra ženklas. Tai yra kūno ženklas. Tai va tu per savo kūną, per kūną esi ženklas tikrovės. U virsta į ją. Kalbose. Tai kam ir viens už viens lygių 3. Čia aukščia nereikia. Aš daug palaikysiu. Ar kas? O! Bet iškiai aukščiau, matai tam ir kopinti. Kad vaikai nenubadė. Ne, aš tai palaikysiu, tu pragręši. Dar į kairę visi. Dar. Dar gerokai. Reikia gali ir aukščiau. Dabar būtų gerai. Ar sukti tą pusę? Gal apatinę, kad... Ne, žinau, gerai yra. Istoriniai kadrai. Apatinę reikia įplėsti. Gerai. Gal apatinę. Reik nepatarinėti ant to kadavą. Ne. O turim kitokį. Varšai sukti. Čia yra galvutė.
čia ne vienodė varžtai, ja? Aha, man irgi atrodo, kad jam skauda. Nu tai Aivarai pasakyk dabar, ar gerai priėmė. Ąžuolas žievė, žinai kokia. Kiek čia patnysit? Net per žievę. Gerai, gerai. Manau, kad gerai. Esu gerai. Paskui tas pilutės suo yra pakliuos, kad Man reikia. Gerai. Turim torpėtai save. Gerai. Liūdė. Čiūt kairiau nebe. Gerai, gerai, gerai. Gerai, Gerai. Gerai. A, gerai. Jo, aš jau darydavau į santechniką, darydavau nuolydžius šakės. Idealiai. Atkurti Žemaitijos visoje teritorijoje, atkurti protėvius šventą ugnį. Tai reiškia visuose alkakalniuose, kur alkakalniai nėra turbūt piliakalniai galbūt, tiks, nes jie ne šiaip, kiti taip vadinasi, čia jau Aivarui bus darbo. Savo šventą pareigą. Linai, Agnė, čia žaužikai. Amžiai kūrėja. Prašome priimti mūsų aukuro ugnies gabijos energiją ir mūsų kraštą tradicinę, brangiausią auką gintarą per ją. Prašome nuo mūsų krašto atitolinti visas gamtinės stichijos nelaimės, ligas ir visa kita, kas trukdo mūsų gyvenimui. Prašome siųsti, lemti mūsų kraštui visatos darną, žemiškąją stiprybę, sveikatą, gėrį, grožį, meilę ir laimę gyventi. Prašome siųsti palydą mūsų kūrybai, mūsų tikslų ir siekių įgyvendinimui, mūsų krašto labui. Prašome lemti atstatymui istorijos tikrosios mūsų krašto. Prašome mūsų baltiškajam kraštui grąžinti, padėti sugrįžti mūsų prigimtinėm savybėm, tai dorai, darnai, sąžiniai, sąžiningumui, meiliai ir gėriui. Visi, kam tai priimtina, ką aš pasakiau, ryžtingai, garsiai 3 kartus ištarėme, tebūnie taip. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Ačiū.
atlikom savo šventą pareigą. Laikykime, mano tikslas čia yra senai jau brandinamas su Gedvilu. Jis ant Šatrijos tai padarė. Ir stengsimės pagal savo galimybę palikti apie tai informaciją. Kur mums gausis, kur nesigaus, tai pradžiai pagrindiniuose tokiuose taškuose atitinkamai ten viens nuo kito nutolė, o paskiau stengsimės užpildyti visą tą teritoriją. Į smulkesnis jau eisim Alkakalnius. Dabar informaciją apie Alkakalnius jau prašysim Aivaro čia, kad padėtų. Čia reikia į krašto apsaugą kreiptis, man jie parodė žemėlapį. Ir piliakalnis. Tai yra ir Kęstučio Vaškelio išleistas kelionės po Lietuvą. Bet Yra dar. ten piliakalniai pagrindinė yra. Ten Reiškia, labai bet, gražus žemėlapis, ar ne? bet jo, ne tik žemėlapis, ten yra knyga va tokia. Reiškia, su žemėlapiais. Žmonės tada jau suvedam koordinačių. Tai labai Aš šaunu. pagalvojau, labai gražu būtų, jeigu išeitų, pavyzdžiui, kad žodį, taip pasirinkti Alkakalnius, kad, pavyzdžiui, per visą Lietuvą išeitų žodis Lietuva. Čia per visą Lietuvą, jeigu imsim per visą Sarmatiją, kur buvo, tai čia nuo Baltosios, Baltijos jūros Tikrai iki išeis. Juodosios. Garsiai palinkėjimas ir mums tokį galite, tai čia fantazijos reikalas. Aš jau jaukiausi, jau prie degalinės pastatyti. Tai ką? Išgirsti būsim. Ar didesnė darna Mintyse jau aš apie ją būtų galvoju. tarp žemaičių ir Tuo momentu lietuvių? garsiai, kada išreiškiau, kažkas beldžiasi. Pradėjom juoktis. Bet tai ir nepirm sakė. Kad Lietuvai vaikų nepritrūko. Plojimai. Gal ypač to. Visos moteris už tai. Sakė, niekada vaikų neturėjo. Laukiam rezultatų. Jei nuo širdžiai, tai sakai ne. Jeigu jūsų prigimti žydiška, tada Tai ir žydai nelygos. Aš pažydus išgyvenau 3 metus. Bet taip, kaip pas Dievą užpečkiai. Šventė šviesam visas. Tokia tik būdavo. Šiltas geras. Ir noriu pasakyti, kad mes lietuviai buvome stiprus, esam ir liksim. Mūsų Lietuva buvo, yra ir bus. Ir šita mintis Kęstučio, kad toliau tęsti Alkakalnios ugnį, tai yra nuostabi ir dirbsim. O mes esame dabar galvoja motinų tokia draugija, stiprinam tiesiog tą darbą, kad mūsų vaikai užaugtų sveiki, kad stiprus, mylėtų tėvynę Lietuvą. Nes jeigu mes neskatinsim to, tai nes priklauso nuo mūsų motinų, kaip įdiegsim vaikų auklėjimą, kad mylėtų tėvynę. Tai va, o Lietuva tikrai viskas bus gerai, viskas grįž darna, reikia tikėti.
kaip sakyti, pradedu aš, pradeda mes, tą šviesą įsineškim į namus, skleiskim ir tikėkim. Ir noriu pavaišinti duonelę, užauginta mūsų žemelės motinėlės, saulelės išildyta motinėlės, lietučio aplaistyto vėjelio, iškedento rugelio. Prašom, pasidalinkit, paragaukim. Abiem rankytėm laužti. Mes abiem sėdėm. Nieko baisaus, reikia pabūti žemę. Rėžiukai suvalgysiu. Ne, jis susirės tam, kad Dar ir aš noriu aplašti, dar man.